Vavint Empower sistemos modulinis kompozitinis kolektorius yra lengvas, todėl jums bus lengva jį sujungti. Nesvarbu, ar jūs montuojate visus 12 kontūrų, ar tik keletą jų. Ir nereikia jokių specialių įrankių. Galima skirtingos valdymo parinktys, priklausomai nuo to, ar montuojamas tik vienas šildymo kontūras, ar didesnės apimties valdymo sistema. Apie šias parinktis yra parengti atskiri filmukai. Šiuo atveju reikia prijungti 4 kontūrus. Bet jeigu vėliau reikėtų prijungti daugiau atšakų, tai ne problema. Mums reikės bazinio rinkinio, kurį sudaro įvadai, laikikliai ir matuokliai. Reikiamas skaičius tiekiamo ir grįžtamo srauto atšakų modulių. Jie būna vienos arba 3 atšakų. Taigi, šiuo atveju 4 kontūrų sistemai mums reikės po vieną kiekvieno iš jų. Galiausiai, bet kokiai sistemai, kurioje vandens temperatūra reguliuojama per kolektorių, reikia valdymo bloko, kurį sudaro pamaišymo mazgas, srauto apsauginis termostatas ir kiti montavimo rinkinio komponentai. Taip pat reikės kelių izoliavimo ventilių ir pakankamai vamzdžių laikiklių bei lenktų vamzdžių atramų 4 prijungiamiems kontūrams. Jūs jau turite būti pasirinkę kolektoriui tinkamą vietą. Vietą kolektoriui mes rekomenduojame pasirinkti arčiau šildymo kontūrų centro, jei įmanoma. Taip pat sutrumpinti tiekiamo ir grįžtamo srauto vamzdynus. Pirmiausia, pritvirtinsime prijungiamus tiekiamo ir grįžtamo srauto vamzdžius. Pamatuokite ir pažymėkite 200 mm liniją lygiai grečiai grindų lygiui. Sujunkite reikiamą skaičių vamzdžių laikiklių, šiuo atveju 8, ir prijunkite juos prie sienos ten, kur pažymėjote. Žemiau po jais, prie kampo tarp sienos ir grindų, įstatykite kiekvieną vamzdį į įlenktą vamzdžio atramą. Tada šiuos vamzdžius įsprauskite į laikiklius. Tvirtai spaudžiant vamzdį suėmus jį virš laikiklio ir žemiau jo, laikiklis užsifiksuos pats. Dabar esame pasiruošę sutelkti dėmesį į patį kolektorių. Pirmiausia, laikiklių montavimas. Juos rasite bazinėme rinkinyje. Juose bus įtvirtintos kolektoriaus atšakos. Pamatuokite ir pažymėkite ant sienos virš vamzdžių laikiklių. Kolektorius turi būti montuojamas bent 300 mm aukščiau grindų vamzdžių lygio. Atstumas tarp laikiklių priklausys nuo montuojamų atšakų skaičiaus. Šiuo atveju 4 atšakoms laikiklių centrus montuojame 170 mm atstumu. Kito dydžio sistemoms galima pasinaudoti pateiktą lentelę ir išdėstymo schema, kurias rasite bazinėme rinkinyje. Jas taip pat rasite montavimo vadove. Išgręžkite skyles ir prisukite 2 atšakų laikiklius savo vietose. Įsitikinkite, kad galai pažymėti užrašu top yra viršuje. Valdymo rinkinyje yra dar vienas laikiklis, jeigu naudojate šį rinkinį. Pritvirtinkite laikiklį prie sienos išilgai ir lygiagrečiai kitiems 2 laikikliams. Jis turi būti 140 mm atstumu nuo kairėje esančios atšakos laikiklio. Montavimas skirsis, jeigu bus naudojama mažiau nei 3 arba daugiau nei 10 atšakų. Montavimo vadove rasite lentelę, kurioje bus pateikti reikiami matmenys. Toliau sumontavę visus laikiklius, esame pasirengę surinkti atšakas. Mes tai atliksime įprastu būdu, bet tai paaiškinsiu po akimirkos. Galite lengvai keisti komponentų kryptį, jei to reikia. Pirmiausia, grįžtamo srauto atšaka. Paimkite kombinuotąjį įvadą iš bazinio rinkinio ir reikiamą skaičių grįžtamojo srauto atšakų. Jos yra mėlynos spalvos. Atliekant šį darbą, atšakos bus nukreiptos žemyn. Laikydami įvadą kairėje rankoje, pradėkite sukti, laikydami 3 atšakų modulio mėlynus dangtelius nukreipę į save. Prijunkite jas prie įvado. Ir lygiai taip pridėkite dar vienos atšakos modulį. Kai įvadas ir atšakų moduliai yra sujungti, atšakos gale užsukite galinį kaištį. Tada iš įvado išimkite kamštį. Prijunkite kombinuotąjį termometrą ir nestipriai priverškite 22 mm veržliarakčiu. Pasitikrinkite, kad manometras būtų tinkamai įstatytas į sriegį ir būkite atidus, neperverškite jo. Dabar surinkite kitą kolektoriaus atšaką – tiekiamo srauto atšaką. Tiekiamo srauto atšakų dangteliai yra raudonos spalvos. Kai ji visa bus sujungta, išimkite kaištį iš šios atšakos įvado ir dabar prijunkite tiekiamo srauto termometrą. Atminkite, kad jo negalima priveršti per stipriai. Dabar sumontuokite į savo vietas visiškai surinktas atšakas, pradedami nuo tiekiamo srauto atšakos. Raudona tiekiamo srauto atšaka montuojama viršuje. Kiekvienos kolektoriaus atšakos apačioje yra išilginė briauna. Šią briauną įstatykite į laikiklio griovelius ir pasukite atšaką, kol užfiksuosite viršutinę dalį. Atsukite žalvarinio adapterio veržlę nuo kiekvieno žalvarinio sriegio įlieto į kolektoriaus korpusą. Naudodami vamzdžių pjoviklį, nupjaukite kiekvieno vamzdžio galą.
kad būtų galima prijungti, nupjautasis galas turi gerai sutepti su apatinė sriegio briauna. Uždėkite žalvarinio adapterio veržlę ant vamzdžio galo ir tada prispaudimo žiedą. Dabar įstatykite vamzdžio adapterio kaištį į vamzdžio galą. Tada užsukite žalvarinę veržlę atgal ant kolektoriaus sriegio ir priverškite ranka. Ta patį atlikite su visais tiekiamo srauto vamzdžių galais. Tada priverškite visas veržles 22 mm veržliarakčiu. Dabar sumontuokite į vietą visiškai surinktą grįžtamojo srauto atšaką. Taip, kaip tai darėte su tiekiamo srauto atšaka. Mėlyna grįžtamojo srauto atšaka statoma į žemiau esančius laikiklius. Taip, kaip jau darėte prieš tai. Įstatykite briauną į griovelius, pasukite atšaką ir užfiksuokite ją. Tada prijunkite visus grįžtamojo srauto vamzdžių galus, kaip prieš tai darėte su tiekiamo srauto vamzdžiais. Prieš tęsdami darbą atsiminkite, pažymėkite kiekvieno kontūrą pridedamosiomis etiketėmis. Aš minėjau kai kuriuos galimus variantus, kurie kartais gali būti naudingi. Pavyzdžiui, jeigu kurio nors kontūro vamzdžiai atvedami į kolektorių iš viršaus, atšakas reikės nukreipti į viršų. Be problemų. Tiesiog reikia atitinkamos atšakos viršų nukreipti nuo savęs prieš prisukant ją prie įvado. Ir dar vienas galimas variantas, kurį galima būtų paminėti. Paprastai kolektorius sujungiamas su valdymo prietaisais ir matuokliais kairėje. Tačiau galite sukurti dešininę sistemą, jeigu jums to reikia dėl kokių nors priežasčių, atlikdami keletą pamaišymo mazgo pakeitimų. Sugrįžkime prie savo užduoties, kurioje yra valdymo modulis. Užtikrinkite, kad laikiklių adapteriai būtų teisingai išdėstyti ant valdymo modulio laikiklio ir kad adapterio apačia būtų vienoje linijoje su kolektoriaus apatinė atšaka. Tada įsprauskite valdymo modulį į laikiklį. Montavimo rinkinyje yra dvi 1 colio pluošto poveržlės. Įstatykite jas tarp valdymo modulio ir kolektoriaus ir ranka priverškite jungtis. Dabar 26 mm ir 38 mm veržliarakčiais, vieną dedami ant veržlės, kitą ant žalvarinės kombinuoto įvado dalies, iki galo sandariai priverškite jas. Pabaigus kontūrus, laikas atlikti baigiamasias jungtis ir subalansuoti sistemą. Pirmiausia, prie kolektoriaus prijunkite 2 izoliavimo vožtuvus su pridedamomis poveržlėmis. Tada prijunkite tiekiamo srauto ir grįžtamo srauto vamzdynus. Paskutinis etapas – subalansuoti kiekvieną kontūrą, atliekant kiekvieno srauto atšakos nustatymus. Jums reikės žinoti kiekvieno kontūro ilgį. Ilgiausias kontūras turės didžiausios reikšmės padalą ant jo atminties žiedo – 12, o kiti kontūrai bus nustatyti pagal tai, kiek jie yra trumpesni. Montavimo vadove yra pateikta lentelė, kurioje nurodyti teisingi nustatymai kiekvienu atveju. Norėdami nustatyti kiekvieną kontūrą, pakelkite srauto atšakos raudoną montavimo dangtelį bei baltą atminties žiedą ir pasukite abu iki galo pagal laikrodžio rodyklę. Dabar nustatykite atminties žiedo teisingą padalą, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, kol jo rodyklė bus ties reikiama padala. Tada paspauskite atminties žiedą žemyn. Dabar sukite balansavimo dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsirems į atminties žiedo briauną ir paspauskite dangtelį žemyn. Atlikus visų kontūrų nustatymus, kolektoriaus montavimo darbai yra baigti. Dabar galima sujungti elektrinės jungtis, prijungiant kolektorių prie pasirinkto valdymo bloko. Ir žinoma, prieš įjungiant šią šildymo sistemą, ji turi būti perplauta, užpildyta ir atliktas jos slėgio bandymas. Po visų šių etapų, jūsų sistema yra parengta naudoti. Iškilus papildomiams klausimams, kreipkitės į Vavin atstovus ir mes mielai jums padėsime. Kontaktinius duomenis galite rasti svetainėje www.